mano vardas Kristina. Kristina atvyko iš Kyjivo. Lietuvių kalbos kelis mėnesius mokėsi ukrainiečių centre, vėliau užimtumo tarnybos organizuojamuose kursuose. Aš mokiausi lietuvių kalbos, jom trečiaus kursai. Moteris Lietuvoje įkūrė verslą, gamina ir parduoda šaldytą maistą. 17 čоловік. Kol kas čia dirba 17 žmonių, dirba ir lietuviai, ir baltarusiai, ir ukrainiečiai. Mes surinkome visus kartu. Всіх разом. Ukrainietė įsteigė 3 parduotuvės Lietuvoje. Так, підтримки було дуже дійсно. Paramos iš tiesų buvo daug, kalbant apie verslą. Tai buvo parama iš užimtumo tarnybos, personalo paieška. Labai padėjo subsidijos personalui, dalies atlyginimų kompensavimas. Dėl to neturiu skolų. Galėjau atidaryti ir išlaikyti kelias parduotuvės. Будування по зарплаті. Tačiau panašią paramą, apie kurią kalba Kristina, gavo ne tik ukrainiečiai. Europos socialinio fondo agentūra vykdė 17 milijonų eurų vertės projektą parama karo pabėgėliams iš Ukrainos. Tačiau tokią europinę paramą gavo ir Rusijos, Baltarusijos, kitų šalių piliečiai. Valstybės kontrolė suskaičiavo iš viso 813 ne ukrainiečių.